Sveiki visi. Mano dviratis jau paruoštas naujai kelioniai. Šį kartą aš ruošiuosi keliauti aplink Lietuvą. Tai yra mano svajonė. Jau seniai galvoje knibždėjo ta mintis, kad aš noriu apkeliauti Lietuvą, apkeliauti žinoma dviračiu. Ir ačiū šeimai, kuri iš tikrųjų suprato mane. Dviratis jau paruoštas yra naujai kelioniai. Štai. Dar esu kieme. Šiandieną yra gegužės 15 diena. Tai vat, mano maršrutas bus aplink Lietuvą, pasienio ir nuvažiuoti ketinu apie 1000, truputį daugiau, 1400 km. Tam skiriu 2 savaitės. Šeima norėtų, kad grįžčiau greičiau. Šiandien vėjas labai. Pranešė perkūniją, lietų. Nežinau, kas čia bus. Kol kas smagu, šilta. Tikiuosi, nesugadins gerų įspūdžių. Tai va, keliausiu rytinę pusę. Čia nuo Alytaus mano kelionė prasidės. Važiuojam pirmyn. Štai pirmieji kilometrai, nuo namų, pirmieji 3 kilometrai. Vėjas stiprokas, bet pučia tinkama linkme, gal kažkiek padeda man. Bet čia visumo viskas gerai, nuotaika gera, apsiniaukę, bet tikėkimės, kad lietučio išvengsiu. Tokio krikšto pirmo. O šiaip labai smagu, nuotaika puiki. Šiandien pasiruošęs minti nemažai, o kiek pavyks, pamatysim. Pirmieji 25 km važiuojant dviračiu aplink Lietuvą ir simboliškai sustojo būtent šitoje atkarpoje dėl to, kad 25 km yra mano bėgimo rekordas šiais metais pagerintas, taigi 25 km esu nubėgęs tuos kilometrus. O šiandien važiuoju dviračiu. Žinoma, daug greičiau viskas vyksta, daug lengviau, bet koks grožis čia, pasižiūrėkite. Aišku, galėjau pasirinkti paprastesnį kelią, tiesiog minti asfaltu. Dabar važiuoju kokie 15 km, iš pradžių žvyrkelis, po to va, toks miško kelias. Kol kas smagu, džiaugiuosi, šilta. Nelyja, oras geras, toliau minu. Akimirkai bandžiau sustoti, neįmanoma. Uodų tai miške. Reikia greitai minti. Ačiū žmonai už tinginį, kurį iškepė, labai skanus. Jėga. Tęsiasi įdomybės. Negana to, kad pradėjo jau lyti. Tenka persikelti per medžius, nukritusius dviratį ir, žodžiu, smagumėlis. Tokį keliu aš
keliauju link Varėnos. Važiuoju dabar link Eišiškių ir pamatau ženklą, kad negalima važiuoti. Yra apvažiavimas ten kokią 10 km žvyrkeliais. Žodžiu. O čia uždaryta dėl to, kad yra remontuojamas tiltas. Tai situacija yra tokia, susistabdžiau žmogų vietinį. Jis man pasakė, kad žmonės lyg ir praeina. Galbūt ir aš pravažiuosiu, bet rizikuoju, važiuoju, o jei nereikės pagrįžti ir keletą kilometrų žvyrkeliais pavažiuoti. Tikėkimės, kad pravažiuosiu. Privažiavau, einu pasižiūrėsiu, ar tą tiltą man pavyks pereiti. Yra visur ženklai spėjantys, kad pašaliniams net praeiti draudžiama. Nors matau, lyg ir galima būtų pereiti. Žiūrėsiu. Iš tikrųjų būtų labai gerai. Aha. Situacija štai tokia. Stato tiltą. Panašu, kad aš gal ir pravažiuosiu, bet man nereikės. Nu, einu pabandysiu. Man vis dėlto pavyko pereiti į kitą pusę, kas yra gerai tokiuose keliuose, kad iš tikrųjų gali netrukdomas automobilių, savo atsipalaidavęs važiuot, girdi kaip paukščiukai čiulba, vyturėliai. Karvės bliauna ir tau labai diena. Tai va. Važiuojam toliau, Eišiškių link, puiku. Eišiškės pasiekiau. Dar šiandien turiu keletą valandų. Esu pravažiavęs 72 km. Norėčiau pasiekti Šalčininkus, bet prie Šalčininkus yra, mačiau, kažkoks ežeriukas, tai va ten aš norėčiau ir nakvoti, rasti nakvynę tenais. Tai vat dabar mano tikslas Šalčininkai ir būtent nakvynės vieta. Nori, bet ar tikrai to nori? Bet ar tikrai tu to nori? Matau tikrai. Štai ir baigėsi mano pirmoji dienos aplink Lietuvą dviračių kelionė. Štai susiradau kokią gražią vietą už Butrimonių, koks kilometras. Šiuo metu lyja, bet šilta, apie 16 laipsnių šilumos. Pasikūriau laužą, pasistačiau palapinę. Na ir ką, 92 km šiandieną įveikti. Džiaugiuosi tuo. Gera savijauta, gera nuotaika.
gerai pasilsėsiu, o rytoj antroji diena.